sveiki, labas vakaras visiems mezgantiems ir ne tik mezgantiems, svajojantiems megzti, galbūt šį vakarą negalintiems. Labas, sveiki visi siūlų damos žiūrovai. Ar turime mezgančių šį vakarą, ar turime čia gyvų mezgėjų, pasisveikinkit, kaip gyvenate, pasidalinkite savo džiaugsmais. Labas, sveiki. Kviečiu, kaip ir kiekvieną ketvirtadienį, į mezgimo vakarėlį, kuriame aprodysiu tiek daug gražių dalykų. Pasikalbėsim, atsakysiu jūsų klausimus, galbūt turėsite kažkokių klausimų. Sveiki, labas visiems. Tai pirmiausia, ar noriu paklausti, ar gerai girdisi? Ar geras vaizdas? Sveiki. Vėl ketvirtadienis ir mezgam ir bendraujam mūsų mezgimo vakarėlyje, ar ne? Turime mezgėjų, rašo Rima. Labas. Ar gerai girdisi? Nematau nei vieno atsakymo. Nes jeigu jau manęs negirdėsit, nematysit, tai tada nieko gero ir nebus, ar ne? Gerai girdis ir matosi puikiai. Ačiū Jums labai visus malonu čia matyti. Labai smagu, kad visi žiūrit, kad bendraujate. Labas, visi pasisveikinkite tikrai. Sveiki. Va, į mūsų būrelis tik didėja. Žiūriu, aš ir skaičius iš šono vis nusuku akis. Sveiki. Viskas puikiai girdisi. Tai ką, šiandien aptarsiu, parodysiu naujienas gautas, ką galbūt nepavyko parodyti praeitą kartą. Turim kažkokių taip grožybių parodysiu. Rovan spalvos gražios. Aptarsiu, pasidžiaugsiu, parodysiu Kardif Kašmyro mėginuką išmegzti, išplautą ar ne, dar pabrėšiu, pažymėsiu. Atvyko naujos Angora spalvos, 100% Angora. Parodysiu, ką iš jos galima nusimegzti. Taip pat parodysiu spalvas atvykusias Fildarų Machero su šilku, su liurekso siuliuku. Labai gražios. Ir žinoma, pristatysiu visą čiagų produkciją. Kas tai yra, kodėl verta megzti čiagų virbalais, kodėl verta įsigyti juos, kuo jie geri, kuo jie skiriasi nuo kitų. Ar ne? Tai va. Na ir aišku, pabaigoje mūsų laukia konkurso nugalėtojas, bus išrinktas ar ne to, kas dalyvavo. Nuostabių siūlų, fainų tokių siūlų, ar ne, ir virbalų, nusimegzti kažkokį komplektą, sniego kojinių šiltų, žiemiškų, ar kepurę, ar movą kažkokią, ar ne, tai išrinksim vieną laimingą ir padovanosim jam šią dovaną. Taip, tai sveiki, labai smagu, kad jungiatės. Tai noriu visada atkreipti dėmesį, kad kol aš kalbu, kol pristatinėju, kol aprodau, būtinai rašykite savo klausimus, pasistengsiu visus atsakyti. Ir kai užduodat klausimus, tai tiesiog nerašykit to, kiek tai kainuoja, kokia čia spalva, nes per kažkurį laiką aš jau spėjau parodyti kelis siūlus ar ne, kelis produktus ar virbalus ir tiesiog parašykit tiksliai klausimą, ar Angora, parašau pakelti, ir taip toliau, ta prasme, įvardinkite pavadinimą. Tai ką, tai tiesiog einam iš pradžių, ar ne, tai sulaukėm laiško, DPD atkeliavo, sako, tuk, yra čia toksai laiškas, ar ne, tai žinot, kaip smagu, pasidalinu. Iš Prancūzijos atsiunčia katalogus, naujus 24 metų katalogas. Tai yra, na, kaip ir rūpinasi, ar ne, parduotuvėmis, savo mezgėjais, ar ne, kad mes turėtume katalogą, kuriame yra visi siūlai. Ir iš tikrųjų tą katalogą šviežų taip smagu vartyti, kas atvykstat į Siūlų damos studiją gyvai, prašykit, parodysim, pasivartysit, pasižiūrėsit, kokios yra kolekcijos, jų iš tikrųjų yra labai daug.
va, visas sąrašas, matot, kiek yra siūlų, siūlų kolekcijų, va, keli lapai net, ar ne? Jo, ir aprašyta yra, va, ir OEKOTEX sertifikatai, taip naudojami, ar ne, yra siūlams. Ir, tai va, visokios naujienos, įdomu, ir su Liureksu, ir Moheros naujos. Tai štai, tai va smagu pavartyti gyvai va tokius katalogus, kuriame yra labai gražių siūlų ir pasižiūrėti, kokio numerio, ar ne, kokie istorijai, kokios spalvos. Tai va tokie katalogai ir aišku naujienos įvairiausios. Tai mes pasižiūrėsim, pasivartysim ir bandysim kažko naujo pristatyti šiam pavasariui, ateinančiam arba vasarai. Sveiki, sveiki. Labai gražus megztinis, ar ne? Tai megztinis iš tos pusės yra iš Drops Flora megztas. Taip, tai ką mes sulaukėme? Norėčiau pabrėžti, parodyti. Na tikrai, paskutinėmis savaitėmis ši Mohera yra top trejetuke tarp siūlų užsakymų visų, aš taip įvardinčiau. Tikrai 100% netikrinau, bet šie siūlai iš tikrųjų, kas antroje siuntoje, jūsų labai mėgstami ir jie kaip karaliauja jūsų užsakymuose. Tai yra Ravan Mohera. Tai vat noriu parodyti jums. Ne visas spalvas turėjome iš tikrųjų, dabar jau pasipildėme ir vat ir ruda bus graži 731, ar ne, pasakiškai švelnutė Mohera, vat ir apelsinas, kas dar čia ant mano stovo, yra graži žalia, man ji labai primena Prolanos, man atrodo, Mohera, ar ne? Kartu. Ne, šitą per tamsi. Jau iš karto taip savaime kažkaip derinukus ieškau. Taip, ar ne, žalia graži spalva. Taip, 25 gramų kamuoliuke. Yra, kas nebandėt, kas nežinot. Taip. Kur čia dabar yra? 210 metrų. 25 gramų kamuoliuko, 210 metrų. Tai yra standartinė, ar ne, standartinio ilgio, standartinio metražo ir to plonumo Mohera. Ji labai yra gera, mezgėjos jau kiek metų džiaugiasi. Na štai ir baklažanai, ar ne? Tai va, tokios spalvytės pas mus. Matot, kaip gražiai susidėlioja, tiesiog taip ir norisi jau ir dryžuoti kažką, ar ne? Labai skanu, labai skaniai atrodo. Nu va, tai va, tokios naujos spalvos, atkreipkite dėmesį, kad mūsų spalvynas pasipildė iš Ravano. Taip, atrodo įspūdingai, ar ne? Tai labai gražios spalvos, atrodo, kaip eini rinktis, atrodo ir nori rudos, atrodo, tinka visiems gyvenimo atvejams, ar ne? Nu, man visada kažkaip visus metus imponuoja žalia, jau noris ir kažkokio žalio megztuko. Tai va, tai irgi galimybės įvairiausios su Mohera, ar ne, mezgame 325, jeigu norisi tankiau virbalais, nes nori permatomą tokio kiauro, tai trečiukas, 325, ar ne, numerio virbalais. Norit skarą retą mezgat 5 numerio virbalais ir didžiausias šalis jums nusimegs 2 metrų ilgio platus tik iš 5 kamuoliukų, mezgant 5,5 numerio. Tai va, labai švelnučiai siūlai, labai džiaugiuosi, kad yra pas mus jie. Toliau noriu pasidžiaugti, pratęsti iš praeitos laidos apie šiuos nuostabius karalių Kašmyrą Kardif, ar ne? Ir minėjau, kad sugrįšiu, pramezgus jau čia pavyzduką, išplovus jį ir pasižiūrėjus. Nors nuo jūsų komentarų Facebook'e, ar ne, po postais,
tiesiog širdis džiaugiasi skaitant ir tiesiog galvoju, kam čia reikėjo megzti ir išbandyti, nes, ir taip viskas aišku, jūsų komentarai nuostabus, apstulbinantis. Sako, pasaulį dar nemačiau, sako, kiek aš myrų išbandžiau, bet šitas yra tobulas. Taip kad, jeigu dar kas viliojatės, natūralus 100% kašmyras, ar ne, 25 gramų. Ir dabar, tarkim, kas iš vieno 25 gramų kamuoliuko, koks dydis nusimezga. Tai vat jums ir parodysiu, kas nebandėt. Iš tikrųjų, matėt, istoriją dalinausi, merginos pirko, čiupo, dėžutėm, net pakuoti labai smagu, žiūrėti labai smagu į tokius užsakymus. Štai, čia yra iš vieno 25 gramų kamuoliuko. Jūs matot, koks yra lengvutis. Tai jūsų megztukas bus pasakiškas. Taip, čia yra dydis jo 29 cm ant 32. Va toks, ar ne? Vienas kamuoliukas. Ir jis yra išskalbtas, yra labai lengvas, purus. Matot, kraštai nesiriečia visiškai, ar ne? Ir išskalbus jis nei ištyso, nei nieko, žodžiu, liko toks pat. Ir tik pasidengia toks pukelis. Mažiukas toks pukelis. Ir tuoj parodysiu video, kaip... Tai va, čia tas pavyzdukas, ar ne? Aš manau, kad čia iš arčiau jums geriau matysis tas pats pukelis. Aha, šiek tiek reikia išskalbti švelniai. Ir išdžiovinti. Labai greit išdžiūva, labai, nes jis toks lengvas pluoštas. Ir išdžiūvus, va štai, toks pukelis matosi pasidengia. Ir tai va, labai graži spalva, ar ne, ir toks va lengvutis. Tai kepuriai, šalikėliui, skarai, skareliai, suaugusiam, sau, kūdikiui galima kažką ar ne numegzti. Tai megztukas bus nuostabus. Va štai, viena jau rankovė beveik iš vieno kamuoliuko. Daug jų nereikia. Emas ar ne, iki apie 10 vienetų. Tai va, džiaugiuosi jūsų atsiliepimais, kurie išbandė, mezgančios išbandė ir išgyrė šiuos siūlus. Negaliu, labai smagu jos laikyti rankose. Tai ką, o toliau, taip, toliau atvyko nuostabieji, elegantiškieji machera su šilku. Ne tik machera ir šilkas yra, bet ir liurekso yra. Ir kaip mes, ar ne, dabar populiaru tą liurekso metaliką, žvilgutį, blizgutį pridėti, papuošti, sutvirtinti, kažką įdomesnio įnešti savo mezginius. Mes ieškome šalia siūlų to blizgučio derančio, ar ne? Tai sulaukiu tokių prašymų, man pažiūrėkit prie tos spalvos kažkokį aukselį, kažkokią spalvą blizgančią, ar su žvyneliais, kokių turite siūlų. Tai tikrai labai daug klausėt, vadinasi, vis dar jie populiarūs, vis dar jūs norite megzti kažką gražaus sugalvojat. Ir tačiau šie siūlai, ši kolekcija yra iškart su blizgučiu. Jums nereikia tiesiog ir išlaidų ar ne papildomai ieškoti derinti, nes ši machera jau yra su subtiliu, labai subtiliu auksiniu žvilgučiu blizgučiu. Na, žinot, elegancija prancūzų. Na štai, ir čia senos spalvos ar ne, pasipildėme ir dar viena lilak spalva lelijų, labai graži violetinė, tokia pavasarį alyvinė spalva bus. Ir norėčiau tada, na va taip aprodau ar ne, bet aš parodysiu jums iš arčiau, kad jūs matytumėt būtent, na čia tokio blizgučio nelabai matosi, ar ne, jis toks labai neryškus, subtilus, va, o čia galbūt jau matosi labiau tas blizgutis, ar ne, auksinis. Na ir tai, ekrų spalva, norit kažkokio va šviesaus, labai gražu. Toliau,
gazelė. Gazelės spalva tai yra rusva, mums įprasta, labai madinga, labai populiari spalva. Šviesi vat rožinė yra, ar ne, prigesinta rožinė vadinama, tokia neaktyvi, tokia švelni pastelinė. Ir šita, kokia graži, matot, mano favoritė jinai. Taip, geltona garstyčių, medaus spalva ruda labai graži ir amandė žydra spalva, nesu tikra, man atrodo, kad ji išimta jau yra iš kolekcijos. Na va ir ši naujoji spalva, alyvinė, labai graži, tai turėkit omeny ir žinokit, kad Silų Damoje yra tokios grožybės. Tai mane kažkaip iškart patraukė, kaip susikrenta kamoliukai, tai patraukė visos spalvos ir noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad galima megzti megztuką iš visų spalvų. Jeigu jūs neišsirenkat, ar ta rožinė gražesnė, ar ta tamsesnė, ar ką daryti, imkit visas spalvas ir dryžuokit, derinkit kažkokiom detalėm, ar rankovės, ar, žodžiu, įvairiai. Labai matot, gražiai susiderina, ar ne? Arba su violetinė. Žodžiu. Tai va, rodau jums, ar jūs matot ką nors. Kokio numerio virbalais šis pavyzdėlis buvo megztas? Tai pavyzdėlis megztas buvo, kaip ir gamintojas rekomenduoja, 3,5. Ir čia gal nesimato, jis nėra labai tankiai sumegztas, jis yra labai laisvas, megztukui pats tas, 3,5, bet jūs žinot, mezgimo tankumas yra kiekvienai rankai, kiekvienose rankose vis kitoks, tai jau reikėtų pasibandyti prasimegzti. Jei norit kepurę, kepuriai tikrai jau per dideli virbalai būtų. Jau reikėtų tankiau sumegzti, imti 2,5 galbūt, tiesiog reiktų pabandyti. Žiūrinti spalvas, net širdis sala. Matot, gerai, puiku, džiaugiatės. Tai vat šitie machera, o 25 gramų yra 200 metrų. Jeigu Rovan macheroje yra 210 metrų, čia yra 200. Tai kamoliuke 10 metrų trumpiau, mažiau. Tai reiškia, šie siūlai yra storėlesni, labai nežymiai. Tai va, na ir tas blizgutis yra labai subtilus. Numezgus megztuką, tiesiog jis nežiūrės, kaip pridėjus kažkokį specijų blizgutį, jis bus labai subtilus. Ką mes mezgame šitų siūlų, ar ne? Jeigu dar kyla kam nors klausimai, tai dalinuosi modeliais. Šitas pirmasis megztukas buvo labai populiarus. Aš kaip įkėliau nuotrauką, kai jis buvo išleistas Fildarų gamintojų. Ir visiems labai patiko. Tikrai labai nuostabus, ar ne, raštuotas, ekru spalva, būtent, ar ne, va šita, kurią rodžiau, ekru spalva balta, ji nėra balta, ji yra pieniška, prigesinta, tikrai neryški, ekru. Ir tokiam vat modeliui, matot, yra surašyti dydžiai, 34, 36, tai čia bus S galbūt, ar ne, 8 vienetai reiktų macheros, 38, 40 M, 9 vienetai. Toliau per vidurį nuotraukoje yra ši violetinė spalva naujoji, tai jau matot, kadangi laisvesnis megztukas iš karto, kur iki 8 vienetų, praeitam megztukui jau čia 9 reikia daugiau ir M-ui reikia 10 vienetų, ar ne? Na, o paskutinė nuotrauka rožinė iš Rose spalvos, tai irgi, kadangi yra tikrai matyti ir tankiau megzta, ir daugiau tų pinių, vat kitas modelis ir iš karto dar daugiau reikalauja siūlų. 10 kamoliukų ir 11 kamoliukų. Tai labai gražus megztukai. Taip, kad jeigu jums nėra minčių, ką čia megzti dabar, ar viskas atsibodo, tai tikiuosi, kad atkreipsite dėmesį į šiuos nuostabius siūlus. Taip,
tikiuosi viską papasakojau apie juos. Ir jeigu turit klausimų, mielai lauksiu jūsų klausimų. Ir taip susidedu, kad nesimaišytų man. Na ką, ir dabar apie tą gražiąją angorą žavingąją. Atkreipkit dėmesį, kad būtent Fildar angora, pur angora pavadinimas siūlų, yra 100% kašmyro. Iš tikrųjų, retai pas gamintojus rasime tokios sudėties, nes būna angoros keli procentai, keliasdešimt procentų, ar ne, ir šalia eina kiti pluoštai arba sintetiniai pluoštai kažkokie, na, o čia yra 100% angoros. Ir kamoliukai yra 25 gramai, lygiai taip pat, ar ne, 25 gramai, o metražas yra 109 metrai. Pagal gamintoją 42 dydžio MSL-as, ar ne, megztukui reikia 10 kamoliukų. Tai visai normaliai, ar ne? Ir ką dar norėjau pasakyti? Rekomenduoja megzti 3,5 numerio. Ir matot, jie yra plaukuoti. Dabar apie kutenimą, tai niekas jums gyvenime neatsakys. Nes plaukuoti siūlai, jie vis tiek turi tuos atsikišusius plaukelius, kurie kūnui sušilus, vis tiek jie gali sukelti kažkokią reakciją. Viena oda gali reaguoti labiau, kita išvis nereaguoti ir taip toliau. Bet apskritai tai yra gan švelnus siūlai, švelnučiai ir taip, 3,5 numerio virbalais. Taip, tai čia mano rankos yra perlės spalva. Ką mes dar turim? Dargi turim rožinę spalvą gražią, ar ne? Ką man primena? Man primena štai. Dar vieną pūkotuką, kur galit kartu dėti, galim ar ne, megzti kartu. Gerai. Ir kažką sukurti įdomaus. Taip, rožinė spalva. Taip, čia yra ši spalva tokia rusva, naturel vadinasi. Tai yra rusva spalva, ar ne? Ir dabar angoros atkeliavo naujienos, išleistos naujos spalvos. Va, matot, graži geltona tokia. Pavadinimas tai yra tikrai sunkiai ištariamas. Ir tiesa, šie siūlai pagaminti Italijoje, ant etikečių rašo, reikia tikėti. Va, yra labai graži magenta spalva. Taip. Ir kokia dar graži spalva atvyko. Nu, pasakiškai mėlyna angora. Ar ne? Nu ir kas dar? O, šita buvo kamel kupranugaris, nėra nauja spalva. Taip, parodau iš arčiau. Ir paon. Vadinasi, tai yra kaip povas, ar ne? Tai povo tokia elektrinė. Labai tokia. Nu, nuostabios spalvos, ar ne? Tai mezgant, jeigu klausit, ar plaukuojasi, ar pūkuojasi, taip, jie meta pūkelį. Čia, kai renkatės tokius siūlus, ar megzti iš machero siūlo ar ne, tai žinokit, kad plaukelį jie pakris. Tenka tikrai merginoms ir su paprastais rūbeliais mezga atsisėdusios, ir rankšluostukais apsikloja ir taip toliau. Na, ši angora mėgsta pasišerti, mėgsta pamesti tą plaukelį, tai yra tokia tiesa apie juos. Dabar taip, ką mezgam iš angoros, ką galima nusimegzti, tai jums idėjoms irgi, tarkim, megztukas vat iš perlės spalvos, kur pakėliau, ar ne, jin tokia nei violetinė, nei pilka, perlų žodžiu spalva, reikia megztukui 9 vienetų, esas ar ne,
emas 10 vienetų, tarkim. Liemenėlė kokia, liemenė graži, ar ne, su aukštu kaklu. Jie labai šildys, ta angora tikrai labai labai šilta. 6 arba 7 vienetai, aišku, didesniem dydžiam po vieną vienetą panašiai jau reiktų L8 vienetai, ne XL jau 9 reiktų. Na ir nuostabios riešinės. 2 vienetai kamuoliukų. Gražios labai riešinės. Taip. Taip, tai vat mes galima megzti iš angoros. Taip pat, ką merginos mezgė, tai mezgė kūdikiams megztukus, mezgė fotosesijoms, mezgė mamai megztuką tokios pačios spalvos angoros ir mezgė vaikui. Labai labai gražu, pūkuota, labai jauku. Ir ką mes siūlų damoje turime jums pasiūlyti, tai yra galvajuostė. Matot, kokia graži, net aš matau jau irgi per ekraną, kaip gražiai tas pūkelis. Vat kas norit pūkelio, matot, šis pūkelis jis toks didesnis yra negu kad mezgant iš moheros, ar ne? Ir čia yra, kas čia yra, kokie siūlai dėti. Čia yra ne viena angora, čia yra angora ir harmonė. Štai derinukas. Įmat vieną giją angoros, vieną giją harmonė, tai yra itališkos merino vilnelės, kur yra sukama po 100 gramų pas mus, ar ne? 100 gramų yra 1500 metrų. Tai yra labai labai plonytis siūlas. Jis šiek tiek pastorins mezginį, sutvirtins jį, ar ne? Nes apie angorą į minkštutę tokia, tai vat sudėjus jį gauna tvirtumo ir, nu va štai, iš šio derinio buvo numegzta ši galvajuostė. Tai parodysiu. Jeigu jūs nenorit sukt galvos, tiesiog nueikit į siūlų damos lentyną, kur yra siūlų komplektai, tenai jūs galite įsigyti iš karto šiai galvajuostei megzti spalvą, siūlus, kokius norite spalvos ir lietuvišką aprašymą. Jums bus viskas tiksliai parašyta. Ši galvajuostė yra ne vienguba, ji yra, nu, kaip čia matot, dviguba. Tai va, žodžiu, jums nereiks sukti galvos, viskas parašyta, nusimezgat pagal mūsų aprašymą. Ir jeigu kas neaišku, aišku, skambinat, klausėt ir išsiaiškinat visus kažkokius klausimus, ar ne? Labas vakaras, pagaliau matau, Ramunė džiaugiasi. Va čia labai tiktų man nusimegzti. Na va, toks labai greitas savaitgalio mezginys gali būti ir labai šauni dovana, tarkim, ar ne, kažkokiam artimajam. Na, o kokie derinukai yra, tai, na, žinoma, tai va šis, ar ne, derinukas rusvas, kaip jau rodžiau. Toliau. Kamel. Matot, labai gražus. Mat įsigyjat iš karto siūlus, į norimas spalvos siūlus ir nusimezgat galvajuostę. Ką aš dar čia? Dar žiūriu, radau tokį derinuką, bet jis manau, kad dar yra neįkeltas, bet tikrai įkelsim tokį grožį. Jūs galite ne tik galvajuostę megzti, ar ne? Jūs iš tokių derinukų galite nusimegzti riešines tas pačias, galite nusimegzti megztuką, užmestuką kažkokį. Tai va, labai graži spalva. Nu, man pačiai akis tiesiog laksto ir džiaugiasi. Ko dar aš neparodžiau jums, būtent apie angorą kalbant. Ir paon, manau, kad tiktų visai neblogai. Per ekraną šiek tiek man bent jau skyrėsi, bet manau, kad sudėjus, kas nori tokios smaragdo žalios, tamsios, tokios sodrios, irgi galima mėgsti. Taip. Kamel spalva, tai man labai akį šiuo metu traukianti kamel. Taip, Ginta, labai gražiai pasipukavęs siūlas. Taip, ir jis meta šiek tiek, vat aš papešioju metą plaukelį, ar ne?
Nu labai, matot, labai gražu. Niekur nedingsi, jau reikia pasišukuoji su tais šepetėliais, tai tokia ir priežiūra. Išskalauji vandenyje ar ne, šiek tiek įpili to skalbiklio vilnai skirto ir pateliuskuoji vandenyje, išdžiūva ir prašukuoji ir tas pukelis niekur nedingsta. Ar juodos angoros turite? Taip, ji yra kolekcijoje, tikrai yra. Ir šiuo metu, Renata, ji yra pakeliui pas mus. Taip, galima ir juodos angoros, ir juodos harmony padaryti rinkinukus. Taip. Tai va tiek apie angorą. Papasakojau, pasidalinau. Dar kartą parodau. Va, kokie. Tai yra žiemiški siūlai, labai šilti, pūkuoti, sakau, net kartais ir fotosesijoms kūdikių tinka, labai gražiai nusimezga visokiausi grožiai. Neparodžiau perlės spalvos. Va, perlės spalva, galima irgi derinuką sukurti. Tai ką, keliaujam tada. Parodžiau, dedu iš šoną. Tai ką, toliau. Apie patį šiandien nusprendžiau pakalbėti, parodyti jums, apsitarti apie čiaogų. Kas tai yra čiaogų? Ir norėčiau, kad jūs parašytumėte, kaip tas jums čiaogų? Žinomas, nežinomas vardas? Mezgate, nemezgate, bandėte, ar tik norite išbandyti. Ir kas bandėte, labai prašau pasidalinti. O kuo jie jums smagus? Tai lauksiu jūsų komentarų, jūsų pasidalinimo, nes jūsų patirtis, jūsų pasidalinimas tikrai bus naudingas kitoms mezgančioms, kitiems mezgantiems, ar ne? Ir taip, na, o aš pristatysiu tą čiaogų ir tai yra tikrai labai aukštos klasės virbalai, mezgimo priemonės iš bambuko ir nerūdijančio plieno metalo. Tai jie turi ir metalinius, virbalus metalinius ir bambuko virbalus, ar ne? Ir tai yra šeimos verslas, ar ne? Ir prieš 15 berods ar daugiau metų pradėjo 4 broliai šitą gamybą ir įmonės dabar būstinė yra Amerikoje. Iš Amerikos keliauja visa produkcija Mičigano valstijoje Trojos mieste, na, o pats fabrikas, gamyba vyksta Hangdžou mieste Kinijoje. Tai vat tokie, ar ne? Na, o aš kol kalbu, pakelsiu gal būtent galbūt nežinantiems, kad čia apie ką aš čia kalbu, ką aš čia demonstruoju. Tai vat būtent, va jau čia yra raudona spalva, iš karto, manau, jau jums gerai matosi, ar ne, ir aš kalbu apie šiuos produktus, apie šiuos įrankius. Ir kas čiaugų irgi labai svarbu yra aukšta kokybė, pirkėjų aptarnavimas, aukšta klasė, jie ir tas pats ir darbuotojų priežiūra, tas darbas ir taip toliau, ar ne, ir visas bendradarbiavimas. Na ir ką, ir čia yra tai, kad būtent senosios bambuko amatų tradicijos buvo sujungtos su šiuolaikinėmis inžinerija technologijomis, ar ne? Tai buvo sukurti pasitelkiant šiuolaikinės priemonės, technologijas, šie mezgėjų virbalai. Tai ką, ir tokia istorija įdomi, kad žodžiu, broliai būtent ir gimė tame mieste, kuriame įkurtas dabar fabrikas, kur gaminami šie virbalai. Būtent, kaip minėjau, Linano mieste, Hangdžou, labai toks įdomus, ar ne, Hangdžou
jo provincija Kinijoje. Ir šitas miestelis yra vadinamas būtent Kinijos bambuko sostinė. Tai viskas prasidėjo ne nuo metalo, o nuo bambuko. Ir būtent viskas prasidėjo nuo priešistorė nuo giminaičių, nuo senelių, kada senelis būtent keliavo iš miesto į miestą su savo priemonėmis, krepšiu priemonių ir gamino stalus, kėdes žmonėms, ryžių pintines gamino iš bambuko ir, žodžiu, toliau perėmė tėvas ar ne tą verslą ir sūnus, va tarkim, pradėjo tobulinti, plėsti ir taip toliau. O kodėl? Todėl, kad mama mezgė, močiutė mezgė ir mamai reikėjo visada kažko patobulinti, mama prašė vis tobulesnių tų įrankių, ar ne? O kodėl mamos nepadarysi? Tai taip. Tai pagrinde nuo 2005 metų Čiaogų ir prasidėjo didžiulė plėtra į užsienio šalis ir dabar visas pasaulis turi Čiaogų ir mes esam laimingi, kad ir pas mus Lietuvoje yra šie virbalai. Taip, būtent bambuko, tarkim, ar ne, būtent parodysiu bambuką, jie naudoja iš moso bambukas, kuris yra labai labai tvirtas, lengvutis. O parodysiu daugiau apie tos virbalus ir vašelius. Ir taip, būtent bambukas yra ekologiškas ar ne, greitai atsinaujinantis miškai ir saugus gamtai ir žmogui, tai natūralus produktas. Na ką, o dabar būtent metaliniai virbalai yra iš nerūdijančio plieno ir yra be nikelio, yra hipoalergiški, tikrai tinka jautriems žmonėms, gali drąsiai megzti, jeigu sako, man netinka metalas, metaliniais negalėsiu megzti ir taip toliau, tai galite jais megzti drąsiai. Taip, čia yra nerūdijantis plienas, ar ne? Ir turi gražų blizgesį, bet jie neatspindi elektros šviesos, tarkim, jie nėra blizgus. Sakau, va, toks gražus švytėjimas, ar ne, bet tikrai mezgant akių nespigina atspindžiai elektros. Kaip, tarkim, kitus įprastus, ar ne, plieninius virbalus. Kuo dar jie ypatingi? Jie yra labai lengvi, tuščiaviduriai. Jeigu didesnis dydis yra tuščiaviduriai, ar ne, nėra sunkus. Taip, kuo dar ypatingi? Jo, pats virbalas yra visi perėjimai labai gerai apdirbti ir nekliūva mezgėjoms. Labai toks nuožulnus perėjimas ir nekliūva mezgant. Šitie su valu virbalai nėra rotaciniai, jie nesisuka aplink savo ašį, o sukasi, pakalbėsim apie prisukamus virbalus, daugiau parodysiu, tai vieni sukasi, kiti ne. Stacionarus, tarkim, iš karto, jeigu įsigysi, tai jie nesisuka, jie yra stacionarus pritvirtinti. Tai ką, kuo įmonė didžiuojasi? Tuo, kad yra be galo didžiulis asortimentas, labai platus, nuo pačių mažiausių iki pačių didžiausių, stariausių virbalų. Ir priedų didelis tikrai pasirinkimas. Jeigu mūsų klausia, ką jūs rekomenduotumėte įsigyti, tarkim, iš metalinių virbalų, tai pirmiausia mes kalbam apie šiuos raudonų valų virbalus. Pirmiausia, prodom, pažiūrim, duodam paliesti ar ne, rekomenduojam, nes tai tikrai verti dėmesio. Ir taip, ir Čiaogų, Čiaogų dievina mezgėjai visame pasaulyje yra populiarūs ir jie yra užtarnavę labai gerą vardą, broko praktiškai nėra. Pakalbėsiu apie valo lūžį šiek tiek vėliau. Ir labai gražus dizainas, ar ne, nusmailėjimas. Jie leis yra ant etikečių užrašyta, reiškia yra gan smailus ir gerai kabina mezgantiems raštuotus
įvairiais raštais, ar ne, skirtingais kažkokiais. Tai jums labai smagiai kabins už akių. Ką dar? Pirmiausia, žinoma, aš nepasakiau, kad pirmiausia jie pradėjo gaminti koininius virbalus bambuko ir tai buvo pirmasis jų produktas ir nuo jų prasidėjo visa gražus darbas, graži virbalų karalystė. Ir pirmiausia šie, na, o paskui jau buvo ir stacionarus, ir prisukami, ir plėtės produkcija. Na taip. Na ką, o raudonas valas, jis yra be atminties. Aš galiu šitaip susuktą laikyti po labai storą enciklopediją padėjusi, ryte visą naktį, ryte atsikėlus aš galiu ištraukti ir išvynioju. Ką aš matau? Matot? Jis yra valas be atminties. Kaip kiti, tarkim, susisuka ar ne. Čia labai ilgas. O, matot, kokį ilgą turiu pas save. Galiu laikyti ilgai suspaudus. Jis niekada nesusiraitys. Niekada. Jis neturi atminties. Tai va šitos visos inžinerinės tos subtilybės, viduje yra toksai troselis ir jis neleidžia sustingti ir susigarbanuoti, susilankstyti valui, jis iškart ištiesina. Ir dabar norėčiau apie tą raudoną spalvą pakalbėti ir tuoj paskaitau jūsų komentarus ir noriu užduoti jums vieną klausimą apie šią raudoną spalvą. Gerai? Ir žinoma, turiu jums siurprizą. Taip, ką jūs man prirašėt čia? Tobuli virbalai, nežinomas, norėčiau išbandyti, tobuli, svajoju apie jų rinkinuką. Nežinau, va, matot, kiek yra nežinančių, norėčiau išbandyti virbalus. Taip, turi skaidrų valą, panašų įsiknit, nemėgstu kietų standžių valų. Roberta dalinasi, man tai patys geriausi, Aušra. Čiagų virbalai man patinka, nes valas neturi atminties. Tai va, kaip ir rodžiau, ar ne, ką tai reiškia. Kai valas išsitiesia, labai smagiai. Noriu išbandyti pradedančiai. Tinka, manau, tikrai pradedančiai, kuri nori megzti labai smagiai. Tikrai tinka šie virbalai. Rinkinuką turiu nerūdyjančią plieną, labai džiaugiuosi. Visą rinkinuką. Labai smagus smailumas, valas ir lengvumas. Taip. Man patinka jie, negaliu pasakyti net kodėl, tiesiog pačios rankos į juos tiesiasi. Akis puikiai slenka nuo virbalų, bambukinius visada imuosi į lėktuvą. Taip, jeigu reikia skristi, galite imti jau bambuko virbalus. Asta dalinasi, tobuli virbaliukai, ypač man patinka ploni, patinka valai. Man tik nepavyko prisijaukinti trumpintus 5 ir 8 centimetrų. Ploniukus. O, Loreta, sveika. Man rankos tiesiasi tik į Lantern Moon rūtą. Na, o su čiagų bandėte? Ir kas būtent, kodėl būtent patinka Lantern Moon? Ar bandėte su šiais megzti? Tobuli virbalai. Labai mėgstu, labai laukiu savo rinkinio. Ačiū už promo. Gal papasakomite apie trumpesnius virbalus, ką rekomenduotumėt su jais megzti? Tai būtinai, nes noriu aprodyti visą produkciją iš eilės. Taip, Ginta dalinasi, kad labiausiai patinka ščiagų virbalai su valu, nes visiškai nejuntamas perėjimas. Visada juos renkuosi, kai reikia patogaus akių užkabinimo, ypač netampriems siūlams. Taip, ščiagų nuostabus virbalai numeris 1, valas labiausiai patinka raudonas, nes pakankamai gerai išlaiko mezginį. Labai puikus virbalai, turiu 2 komplektus S ir mini. Reiks išbandyti. Ir man patinka šie virbalai. Na štai jūsų atsiliepimai, jūsų komentarai. Ir gal buvo vienas per 3 metus, kad viena moteris ar mezgėja kažkas atsidalino, kad vis dėlto pasirinko kitus virbalus nei šiuos. Na, yra tikrai atsitinka tokių. Atsirenkat reiškia, kas maloniau, kas limpa prie rankos. Na, o vasarą metalas jis vėsina galgi šiek tiek, kol sušyla, ar ne?
Ir taip, būtent apie tą raudoną valą ir norėjau užduoti jums klausimą. Kaip manot, kodėl būtent red lace šių virbalų valo spalva yra raudona? Tai parašykit komentare ir pirmam teisingai parašysiems, čia sudėtingas klausimas, nu bet žinokit, aš dovanoju, dovanoju Čiaogų virbalus apie būtent pirmam teisingai atrašysiems į klausimą, kodėl Čiaogų pasirinktas raudona pasirinkta spalva būtent valui. Kodėl? Ar žinot? Logotipo spalva. Ne, netoks atsakymas. Netoks atsakymas. Gabrielė Marija. Kinijoje ši spalva yra numeris 1. Labai jiems patinka. Virginija rašo laiminga spalva. Jūs iš dalies ir teisi ir dar vis kažkaip ne visai iki galo. Gal dėl to, kad, nu taip, kilo iš Kinijos, bet kodėl? Ne dėl to, kad gerai matosi uždėtos siūlo akys. Čia galima bet kokią spalvą. Manau, kad raudonas spalva matosi. Mamos favoritė. Ne. Aš manau. Gabrielė parašė, kad Kinijoje ši spalva yra numeris 1. Labai jiems patinka. Bet dar norėčiau patikslinimo, Gabrielė. Virginija rašo laiminga spalva. Ir dabar taip. Nu, čia toks sudėtingas klausimas. Ir iš tikrųjų Kinijos švenčių spalva. Kinijos vėliava raudona. Ne pagal tai. Bent aš jau žinau atsakymą, tai ne taip. Vėliavos spalva padengti raudonuoju nailonu, ne. Kad matytųsi, ne. Aš manau, saulė ne. Vėliavos, taip, ten kiniečiai yra ta raudona vėliava, jo. Būtent kodėl va ši raudona spalva. Aš manau, kad aš pasakysiu dabar teisingą atsakymą ir savo sprendimą, kad manau, kad vis dėlto Gabrielė buvo teisi, nes tai aš dar patikslinsiu, man patiko megzti su raudonu juodu siūlu, Kinijos spalva. Žodžiu, raudona spalva ir yra tokia simbolika Kinijoje, ne, Kinijos kultūroje, kad reiškia yra, Kinijos kultūroje reiškia raudona spalva džiaugsmas ir laimė. Tai va taip. Tai ką sveikinu Gabrielę už aktyvų dalyvavimą ir kur tie virbalai, susisiekim rytoj ar kada artimiausiu metu, ar ne, ir sveikinu laimėjus atsakius teisingai apie šiuos raudonus valus Čiaogų. Tai va tokia iš tikrųjų įdomybė. Ir dargi Čiaogų, ką tas vardas reiškia, praleidau iš tikrųjų šią informaciją, nes man pačiai tai labai įdomu, kas tai yra Čiaogų. Ir Čiaogų, būtent ta mama Leono ar ne, to pagrindinio brolio, kuris kūrėjas buvo tų Čiaogų, mezgė, ar ne, ir testavo tos virbalus, ir buvo tokia vis, man reikia vis dar čia patobulinti, dar čia tą, o gal čia tą padaryti, ar ne, jį testuodavo ir dėl to atsirado tas Čiaogų prekės ženklas, vardas, jis reiškia labai sumani ir gudri ponia. Matyt, čia turėjo menį jau apie savo mamą, kad ji tikrai sumani, gudri, prisiprašė, ar ne, ir buvo iš tikrųjų įkvėpimo šaltinis tam produktui. Tai ką tiek apie tą visą Čiaogų, ar ne, ir taip, dabar tokia įdomybė, kad 700 netgi gaminių yra Čiaogų. Tai ką, tai nuo pat pradžių ir pradėsiu koininiai virbalai. Kur čia man pasidėti? Jums parodysiu. Metaliniai koininiai virbalai yra 15 cm
ir 20 cm, ar ne? 15 cm mes mesgam vaikiškas kepuraitės, vaikiškas kojinytės, kur reikia tikrai nedideliam apvaliam mezginiui ar ne megzti. 20-ukas jau yra, manau, suaugusio žmogaus kepuriai. Na, tokie gal universalesni, nes su jais galit numegzti ir suaugusio žmogaus kepurę ir kojines apvaliai, ar ne, megzti galit ir vaikui, ar ne, galit, tiesiog bus daugiau galbūt atsikišusio to virbalo, ar ne. Tai vat yra tokie, jie yra labai lengvi, galiukai yra tokie smagus, labai lengvučiai. Kaip ir minėjau, metalas yra antihipoalergiškas, ar ne, gali megzti ir jautresni žmonės ir neatspindi metalą šviesos. Kas dar? Galiukai smailūs, ar ne, kabina. Na ir tokie virbalai, žinoma, bus ilgaamžiai. Ilgaamžiai virbalai. Niekas su jais nei valos nutrūks, nei atitrūks kažkokios detalės, ar ne. Tai va tokie yra Čiagų produkcijoje. Toliau, virbalai su valu. Tai yra tikrai tokios pakuotės, ar ne, ir tai yra stacionarūs virbalai. Kaip minėjau, leis gan smailoki. Jeigu mezgat ir braukiat visą mezginį su pirštuku, tai gali šiek tiek jaustis, ar ne. Būna, pasidalina mezgėjos, kad jaučia. Tai va, yra raudonas bitminties valas. Na, o dydžių tai yra 40-ukas, 60-ukas, 80-ukas, 100-ukas, 120, 150. Tai yra tikrai labai platu. Galit megzti visus reglonus ir taip toliau. Na ir dabar noriu parodyti, tarkim, ar ne, kaip atrodo 40-ukas antrukas, mažiukas toksai. Čia vat nuo to pačio mažiausio. Ir kaip atrodo didžiausio net nerodysiu, nes tikrai išsigasit, bus ekrane didžiulis piršto storio virbalai 15 cm, jie tikrai turi. O čia jau jums rodžiau, iš tikrųjų 150 valas megzti skaroms, plonais siūlais, storais, kokiais tik norit, ir yra storesni. Va tarkim, ar ne, nuo ploniausio iki storiausio. Kokie čia mano rankose dabar? Dydžiai yra išgraviruoti 6,5. Čia yra 6,5. Ir noriu atkreipti dėmesį, kad kuo mažesnis dydis yra, kuo mažesnio dydžio yra virbalai, tai ir valos bus plonytis. Nu, toks plonytis, minkštutis. O jeigu yra jau didesnio dydžio virbalai, storesni, ir valas jis eina jau toks, va, matot, storesnis. Nu, tikrai toks storesnis. Ir dar noriu atkreipti dėmesį, tarkim, 40 cm pačio 40 cm ilgis, tai reiškia nuo galiuko, čia krenta mano virbalai visi, reiškia nuo pačio galiuko iki kito galiuko yra 40 cm. Na, o dažnai klausėte, koks yra metalinės dalies ilgis. Tai 40-uko čia vat ilgis yra 12,5 cm, gan visai patogus, ar ne, į rankas paimti, tokie prisukami virbalai tokio ilgio būna. Ne, atsiprašau, 9,5 čia yra, jau susimaišiau, 9,5 trumpinti, na, o tie visi kiti nuo 60 iki 150 ilgio centimetrų valų, čia va šitie yra 12,5, va čia yra 12,5 centimetrų. 40-ukas yra 9,5, o šitie ilgesni yra 12,5 ilgio. Taip. Dažnai sulaukiam klausimo tokio, koks yra virbalų ilgis be valo. Ar man bus patogu laikyti rankose, nes kartais jo ir delnų dydis ir norisi to patogumo. Tai vat, patikslinau ir dedu į šoną. Taip, toliau. Dažnai sulaukiam klausimų. Tai kaip išsirinkti tos prisukamus virbalus? Tai dabar apie prisukamus virbalus. Pirmiausia, jie būna, Čiagų turi metalinius virbalus prisukamus ar ne, metalo mezgėjoms.
Ir žinoma, taigi kalbėjau apie bambuką, ar ne, Kinija, gimtinė, jie pirmiausia ir pradėjo gaminti bambuko virbalus. Tai yra bambuko prisukami virbalai. Taip, ir metaliniai virbalai yra 3 dydžių. 8-tukas, 10-tukas, tarkim, ar ne, ir žinoma, standartiniai 13 cm ilgio. Va, 13 10-tukas, arba kaip atrodo 8-tukas ir 13,5. Tai jau reglanų mezgančioms yra ko pasirinkti. Taip. Ir taip, prisukami yra 3 skirtingų ar ne dydžių. Ir dabar noriu atkreipti dėmesį, kad 8-tukai, kaip reiškia nusipirkti valą, įsigyti ar ne, prisiderinti. Tai būtent 8 cm yra kitokie nei 10 ir 13 cm. Kitokie valai sukasi ir būna staigmenų, kad įsigijat ne tuos, ar ne? Tai vat, jeigu rinksitės 8 cm prisukamus, tai būtent M tipas yra iki 325 dydžio. Tai kai tuo tarpu 10 ir 13 cm M tipo valą reikia sukti iki 2,5 dydžio. Jeigu imat 2,5 dydžio numerio virbalus prisukamus 10 ir 13, jums reikia rinktis S dydį. O šie iki 325. Tai reiškia, tikiuosi čia aiškiai pasakiau, nes 8 cm jie yra, jo M tipas iki 325 dydžio, S tipas nuo 3,5 iki 5 ir L tipas nuo 5,50 iki 8 numerio. Ir kokie tie valai, 3 yra skirtingų, ar ne? Taip. Ir valai sukasi tada kitokie. Parodysiu valus. Pas mane valai. Valai dabar yra taip, irgi 2 rūšių. Yra jau mano rodyti red raudonieji valai, yra be atminties ir jie neturi rotacinės sistemos, nesisuka aplink savo ašį, jeigu suksit. O vat šie Sviv 360, jie jau sukasi aplink savo ašį. Ir yra pilkos tokios spalvos, ar ne? Tai parodysiu. Ir matot, pakuotėje, nežinau, kiek čia metų, kiek čia dienų, kiek čia savaičių yra gulėję, jis išsiskleidė. Ir dabar valai lygiai taip pat, kaip ir prisukami virbalai, irgi yra 3 skirtingų dydžių. M, M, S ir L. Tai reiškia mini, small ir large, ar ne? Ir large, va, tarkim, yra detalės daug platesnės ir sukam prie didesnių dydžių. Large'as yra, kaip ir minėjau, nuo 5,50 iki 10 numerio. Iki 10 numerio. Taip. Ir nesiraito, ir išsitiesina. Ir tarkim, jeigu įsigyjat prisukamus virbalus, juose nėra daugiau nieko pakuotėje, tik prisukami virbalai. Na, o jeigu įsigyjate valą, tai valo pakuotėje yra, matot, raktelis. Yra raktelis, kurį reikia naudoti. Reikia naudoti, nepatingėti, nes paskui, kad nebūtų tokių nusiskundimų. Ai, čia man atsisuko, ai, aš čia mezgu, čia man nepavyksta ir taip toliau. Tai raktelis tai yra ne šiaip sau sugalvotas, jis labai patogiai užveržia, prilaiko ir galima smagiai megzti. Taip, ką dar čia? Tai ką, tai vat būtent noriu ir...
parodyti šiek tiek, būtent čia labai plonas yra, specialiai jums pasižiūrėti, kad labai plonytis valas, plonytis antgalis, jo tikrai neįmanoma sučiupinėti, tai ką mes darom, čiuptuką čiumpam, ane, čiuptuką, raktelis, labai gerai, vat, su rakteliu matot, kaip reikia priveršti. Vat, prisisukom. Va, čia agų virbalai, raudonas valas. Įmam, ar ne, tarkim, siūlą, projektą ir, tarkim, galbūt įdomu pasižiūrėti, kaip, tarkim, jis kabina siūlą. Na, štai uždedamos akis. Ir tai taip, raudonos spalvos valai yra be atminties, viduje traselis, o pats valas yra dengtas nailonu. O pilkas valas yra su rotacinė sistema, irgi taip pat be atminties, kaip rodžiau, ar ne. Bet galbūt iš pajautimo, iš patirties galbūt minkštesnis tas pilkas, ar ne. Tai va. Ir na, čia pradžia tokia galbūt sunkesnė, kol pradedi megzti, tai žodžiu, mezga gerai, kabina smagiai ir taip. Na, o žinoma, visi priedai reikalingi, ar ne? Tarkim, adapteriai. Kas tai yra adapteriai? Tai tarkim, rodžiau, ne, čiuptukai tokie, čiuptuvėliai, tai yra tokie guminiai, jie labai gerai užsuka ir atsuka. Valų sujungėjai, kurie sujungia valus, na ir adapteriai. Ką jie daro? Jie iš storesnio virbalo prijungia plonesnį valą. Taip, ir tarkim, jeigu jūs galvojat įsigyti... Ai, va, parodysiu jums tos adapterius, dėl ko parodžiau nuotrauką, nes tikriausiai labai sunku pamatyti. Čia yra prisukami virbalai, uždėti adapteriai ir, da parodysiu, pasižiūrėsiu, kur dabar rasti. Čia yra prijungtas 35 cm valas, nu, galbūt turit, ar ne, pas save 35 cm, yra jungiamoji detalė, sujungėjas. Jungiam, kokio reikia valo, tarkim, ar ne. Nu, šiuo atveju yra 75 cm. Ir vėl adapteris, adapteriukas, prisisuka storesni virbalai. Ir, žodžiu, aš turiu labai ilgą valą reikiamą, man nereikia pirkti. Man tos visos detalės, valų sujungėjai, adapteriai man padeda prailginti virbalus ir prisukti, o adapteris reiškia iš M valų į S virbalus ir iš S valų į L virbalus. Tarkim, ar ne, padeda pereiti, tokie perėjimai. Tai va, parodžiau tokios galimybės. Na ir yra tokie, tarkim, rinkinukai, ar ne, visi priedai, širdelės, jo, čiuptuvėliai, žymekliai dar, ar ne. Kažkaip gaila, kad jie žymekliukus turi tik vienus. Tokie, vat, ar ne, yra 4 dydžių, visokie, vat, tokie 4 dydžių, spalvingi žymekliai pas juos, čiuptuvėliai, atrodo taip, širdelės formos, yra 2 vienetai, visada rekomenduoju, kai įsigijat, prisukamus kalbant, ar ne, na ir stoperiai galiukai, čia baltos spalvos yra small, sukasi tik prie small. Small, kaip ir minėjau, yra S-as, ar ne, nuo 275 iki 5 numerio, jeigu turite 10 ir 13 cm. Na, o mini, mažiukas raudoni angaliukai, stoperiukai, M sukasi iki 2,50,
o 8 cm iki 3, 2, 5 virbalams. Žodžiu, tokia matematika. Tokia matematika čia yra. Na ką, rašėt dabar apie va šiuos mažiukus, ar ne? Tai yra komplektukas. Jau tų rinkinukų irgi prikurta yra. Tai kame čia reikalas yra su tais rinkinukais? Rinkinukė, būtent short combo, yra 8 cm ir 5 cm. Jūs įsivaizduojat, kaip atrodo 5 cm? Aišku, ir raktelis dar yra. Ir 2 valai. Mažiukas rinkinukas. Simpatiškas. Nu, čia žiūrėkit. Kaip su tokiu virbalu megzti? Na, va, tikriausiai taip labai elegantiškai, ar ne? Reikia tikrai priprasti. Šie, na, tikiuosi, man atrodo, kad greičiau galima priprasti. Na ką, yra tokios pakuotės. Ir juose yra valai. Ką mes galime daryti? Mes galime vėlgi tuos valus visaip varijuoti, visaip prisukti kaip tik norim. Taip, tai yra 13 cm vienas, trumpesnis valas yra, o kitas yra 15 cm, ar ne? Galima, žodžiu, sukti prie bet kurio. Galima sukti vieną 5 cm tą mažytį trumpiuką, ar ne? Ir prie kito galit sukti ne tą trumpiuką, o galit sukti didesnį, ilgesnį. Nebūtinai jums reikia prisisukti 2 vienodus, 2 5 cm arba 2 ar ne vienodus. Galite kairėje rankoje megzti, laikyti tą mažiuką, na, o čia megzti, laikyti ilgesnį virbalą, jums bus patogiau megzti, va, tą mažiuką mezginį ratu, tarkim, ar ne? Na, ir yra didesnis valas, irgi galima prisiderinti, vat, vienas mažiukas, kitas toks, ar ne? Tai kaip jums patogiau, kaip sugalvojate. Ir dar noriu parodyti twist šotis tuos virbalų rinkinukus, kurie yra irgi didesni, tikrai didesni, nes čia tuose yra tik tais 2 dydžiai prisukami ir 2 valai. Na, o būtent šiuose gražiuose geltonas, raudonas ir mėlynas, juose yra tikrai labai nemažai tų, matot, visokių ir liniuočių, ir priedų yra. Tai raudonas yra nuo 2 iki 325 virbalai. Va, matot, irgi ilgiai yra skirtingi. Geltonas yra L-as storesniems siūlams, nuo 5,5 iki 8 numerio virbalams tinka. Liniuotė, ar ne? Na, o mėlynas yra S-as nuo 3,5 iki 5 numerio dydžio virbalai trumpinti. Toks didesnis rinkinukas, nes yra ir žymekliukų, ir stoperių, ir visokių grožybių. Taip, ar ne, parodau? Taip. Ir kas dar mano, tarkim, akiratyje, dar vienas gražus rinkinukas toks. Čia yra mažiukas rinkinukas, 10 cm nuo 1,5. Nuo 1,5 iki 2,5. Tai čia irgi tokios, kas mėgsta labai planyčiais megzti virbalais. 1,5 adatėlės tokios, ar ne? 10 cm ilgio ir iki 2,5. Na ir žinoma yra visos grožybės, labai gražus skaidrus juodas dėklas ir dėžutė. O dėžutėje visa atributikai, apie kuriuos kalbėjau, ir stoperiukai, stabdžiukai ir čiuptuvėlis, širdutė, ir viskas yra dėžutėje jau iš karto, labai patogu. Aišku, valai, tai čia būtų 10 cm. Na, žinoma, turim ir 13 cm ilgio. 13 cm. Taip, kas 13 cm?
nuo 1,5 iki 2,5. Štai matot kokie, tai čia yra 13 cm standartinio ilgio, bet, na, tikrai jūs mezgat riešinius, ar ne? Na, tikrai reikia tokių plonų virbalų. 1,5, 1,75, 2, 2,25 ir 2,5 ilgio. Taip, toks labai fainas rinkinukas. Kažkas dabar tik prisijungia, matau. Taip, tai va, ar ne, yra 13. Kas mėgstat mėgsti riešinius labai plonyčiais virbalais, tai yra 10 cm prisukami virbalai ir 13 cm prisukamų virbalų rinkinys su visais valais, rakteliais, liniuotėmis. Kokia mažytė ir liniuotė. Na, aišku, kam didelės ir nereikia, 15, 10 ar 6 nematuosim, ar ne, jeigu rinkinuke yra tik labai maži dydžiai, tai ir liniuotė tokia mini. Taip, ką dar norėjau parodyti, rinkinukai, ar ne, tai mūsų patys populiariausi, ar ne, apie koininius, koks koininis 15 cm. Taip, nors atskirai prekyboje yra ir 15 ir 20, ar ne, bet rinkinukai yra tik 15 cm. Ir bambukas yra, ir metaliniai yra. Antro numeriko nėra, reikėtų jau įsigyti atskirai. Galima susidėti ir gal kokį metalinius gal turite įsidėti. Štai, visuose rinkiniuose žalia juostelė yra bambukas, o raudona juostelė reiškia plienas, plieniniai metaliniai virbalai, ar ne? Maža piniginytė. Ir čia dar kišenė, o kišenėje žymekliukai gali prireikti ir liniuotė. Viskas yra savo vietoje. Tikrai jie yra naudingi ir tie priedai, tai štai labai smagus rinkinukas. Dabar apie tą mūsų populiarųjį Čiaogų. Tai yra tikrai labai populiarūs rinkinukai. O vakar, kas nutiko vakar, taip, kad iššlavėt juos, taip šlavėt tos Čiaogų, tai džiaugiausi. Ir taip, čia yra 13 cm nuo 2,75 iki 5 numerio. Tai yra standartinis, pats populiariausias tikriausiai, nes, nu, tiesiog įnamiausi tie dydžiai, ar ne, yra prisukamų virbalų. Na ir mes atsidarome ir štai. Yra 2, 3, 4, 5, 6, 7 virbalai ir prisukami. Atkreipkite dėmesį, kad rinkiniuose nėra 3 numerio prisukamų virbalų. 3 numerį, jeigu norit, iš karto galit įsigijęs rinkinuką, iš karto čiupkit 3,5 numerio, tarkim, prisukamus atskirai, kad turėtumėt, nes rinkiniuose nėra. Ir kas dar? Toks minkštas visai dėkliukas, ar ne, atsidarom. Ir čia irgi, žinoma, Čiaogų liniuotė, kaip be jos, mums kartais ir tos dydžius jį išgraviruoti, bet taip sunku žiūrėti tą tokį ploną virbalą, ar ne, pasimatavau liniuotėje. Nu, tarkim. Va, viskas, žinot, koks čia yra? 4 numeris. Ir pasitikrinu tikrai 4 numeris. Va, prašau, daug greičiau pasimatavau ir nereikia savo varginti akių, kol žiūri. Na, čia tiesiog. Na irgi, žinoma, valai. Yra 3 valai. 35, 55 ir 75. Ir žymekliukų šiek tiek nedaug, tokių spalvingų. Na ir visi atributai. Ir žinoma, man patinka, kad yra mažiukas toks jau kažkur nukritęs, sujungėjas, kuris prailgina, taip kad jūs, jeigu sakot, ai, čia 35 ir 55 cm man gal per trumpi valai, ką aš čia mėgsiu, tai jūs jau galit juos susijungti, ar ne? Dedat 35 plus 55, norit, imat 55 ir susijungiat su 75, nu, žodžiu, ir varijuojat, kaip tik norit, ir turit įvairiausių ilgių valus, taip? Taip, raktelis būtinas ir dalinasi. Ar tinka valas mediniams ir metaliniams virbalams tas pats? Taip, būtent. Jeigu jūs, tarkim, kaip ir minėjau, turit žalią, ar ne, įsigijat bambuko rinkinuką ir turit raudoną, žodžiu, visos
priemonės, priedai, smulkmenos, visi valai kaitaliojasi vieni su kitais. Galit tikrai kaitalioti. Na, o jeigu paėmiau rankas bambuko virbalų rinkinį, ar ne, tai jis atrodo taip. Irgi trečio numerio nėra lygiai taip pat. 275 pirmas numeriukas. Tai yra bambukas. Jis yra gan tvirtas, lengvutis. Žinot apie bambuką, tai mano gyvenimo meilė yra bambukas, iš tikrųjų irgi labai smagus. Su bambuku mes mezgam ką? Macheros, visokius slidžius, šilkelius, šilkus, slidžius, labai siūlus. Niekas neslysta, labai gražiai akis daug gražių gula, ar ne, lygesnės. Ir su metalu mes mezgam, jie šiek tiek yra slidesni, ar ne, nei bambukas. Mes mezgam neslidžius siūlus ir medvilnes visokias, ar ne, ir alpakas galim. Na, tokie jie universalesni, universalūs su jais. O bambuką mes galime paimti ir kelionę. Tikrai bambukas niekam nekliūva, tai yra medis, žolė, atsiprašau, žolė. Ir bambuko rinkinyje yra labai panašus valas, kaip siknitose būna. O, jau čia labai daug žiūriu į valandas ir matau, kiek aš jums pasakoju daug laiko. Na, čia jau yra va toksai valas, jis labai panašus į siknitų. Ir sukasi aplink savo ašį 360. O valiukas, bandykim, na, jis jau yra su atmintimi, matot, bet tai nėra minusas, tai yra minkštas labai valas, galit megzti meigyklupų metodu ir jūs užsisukat. Svarbiausia yra pasirinkti galbūt tinkamą valo ilgį ir smagu, mezginys pasikabina minkštai ir jo jūs nejaučiate to valo, nes rotacinė sistema, ji padaro mezgimo procesą labai lengva, malonu ir tų valų, tų besisukančių valų jūs tiesiog nejaučiat. Tai va, būtų apie bambukas, žalios spalvos, ar ne? Parodžiau. Ką daugiau dar vieną rinkinuką noriu parodyti, tai yra čia storiems L-as, large'as. 5,5 ir iki 10 numerio virbalams. Na, rečiau, tikrai rečiau moteris. Vyrai, moteris, kas mezga. Na, jie yra tokie nuo 5,5 iki 10 numerio. Jie yra jau, išlengvinti. Labai stori atrodo, bet tikrai lengvučiai. Tuščia viduriai. Išlengvinti. Padaryti taip, kad mezgančiams būtų patogu megzti. Ir valai lygiai taip pat, jie tokie storesni, kaip ir minėjau, kuo dydžiai storesni, tuo ir taip. Ką dar norėjau atkreipti dėmesį? Jeigu mezgat ir rankas išsitepėt kremu, tai šiek tiek palaukit, nepulkit prisukinėti tų prisukamų virbalų, ar ne? Nes ir bus slidu, nepatogu prisisukti ir taip toliau, jums tikrai reikės čiuptukų. Na, o būtent rankų kremas, ką jis dar daro blogo bambukui, tai tie riebalai įsigeria į medį, ar ne, ir gali šiek tiek, na, negerai būti, ar ne, apgadinti. Tie riebalai nėra sveika, tarkim, ar ne, rankų kremo geriau nenaudoti. Tai va, palaukti, kad įsigertų. Šiek tiek saugoti reikia savo tuos, ar ne, visus įrankius. Va, toks patarimas būtų. Taip, ir noriu parodyti dar jums 10 cm, čia SL-as, nuo 2,75 iki 10. Tai yra didysis rinkinys, tikrai jau viskas sudėta jame, yra dideli dydžiai, nuo 2,75 iki 10, ar ne, kaip minėjau. Va, matot, kiek yra ir viena pusė jau pilna, ir kita pusė kišenėlių pilna. Ir yra tikrai nemažai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dydžių. 13 dydžių. Na, čia jau tikrai mezgėjai, kuri daug mezga, kuri planuoja ir iš plonų siūlų, ir storų siūlų megzti. Ir yra 20 cm large, smallai. Large ir smallai. Valai. Nemažai tų valų. 6 valai. O kišenėliai, ką mes turim.
O, čia čia jau ir daugiau žymeklių, visas komplektas. Taip, ir šitie visi priedai, apie kuriuos minėjau. Ir liniuotėlė, kuri jums tiks ne tik pasižiūrėti, koks virbalų dydis, bet ir mezginio tankumui pamatuoti. Taip. Dabar būtent dar ką nepaminėjau apie būtent tuos virbalus, kadangi viduje yra tas troselis, tai tikrai gali jį slūžti. Ir patys gamintojai rekomenduoja juos prižiūrėti, nelaužyti, kažkaip visaip neminkyti ir nelankstyti per prievartą stipriai, nes būtent tas viduje esantis troselis jis ir neleidžia susiraityti valui, bet jis yra jautrus. Tai tikrai būna atsiliepimų, kad valas būna, kad sulūžta. Bambukas tobuli virbalai. Labai faini virbalai, gavau dovanų iš dukrų, nes skauda sąnarių. Smagu, aš labai mėgstu bambukus. Vat matot, dalinatės, ar ne? Na ir ką? Taip pat nepersukti sriegio, ar ne, tiesiog visos jėgos nenaudoti, raktelis gražiai užfiksuoja, gražiai atfiksuoja ir, žodžiu, dar norėjau parodyti, ką čiagų turi. Taigi turi ir vašelius, nėrėjams galbūt pavasariui ateis, ar ne, laiko ir vasarai. Ir va, štai rankenėlė kokia, rankenėlė. Čia 3,5, man atrodo, yra centimetrai, o čia netgi 10 centimetrų, jeigu neklystu, yra apie 10 centimetrų. Ir tokia plokščia bambukas. Malonus liesti, medis jis labai lengvutis yra ir matot, kaip mano rankoje jis atrodo. Tarkim, mane labai patogiai. Tai va, yra visa krūva vašelių ir Tuniso vašelių mėgėjoms yra rinkinukas raudonas su valais. Tai čia įspūdingi vašeliai, prie kurių galo prisisukam valą ar ne ir mes neriame tunisietiškai. Irgi yra nuo 3,5 dydžio iki 11 cm. Dydžio prisisukam ir turim. Nu, aišku, kas dar čia. Visi priedai, žinoma, ir tai va, toks rinkinukas yra tunisietiškų vašelių, tunisietiškam nėrimui. Taip, ką dar noriu, o kur dar mūsų visi dėklai? Yra dėklai. Dėklai yra, vat, matot, sidabrinė juostelė, tokie, ar ne, parodyti. Ir štai, prisukami virbalai, gali susidėti bet kokius iknitus, Knit-Pro dropsų prisukamus virbalus. Čia va toks įdomus yra dėklas, skirtas virbalams stacionariems su valu. Na? Ir taip, ir taip, ir taip, ir taip. Va. Yra dydžiai sužymėti, matot, ir labai patogu. Tiesiog žinai, kur kas sudėta ir niekas nepasimeta. Taip, yra dydžiai jų sužymėta, galima susidėti. Ir aišku, kišenėliai, galite visus priedus laikyti. Taip, yra tokie dėklai. Aš dabar galvoju, kad jau viską jums aprodžiau. Aš turiu rinkinį labai fainį, oho, tikrai įdomu. Tai ką, daugiau klausimų berods ir nematau jūsų. Tikrai klauskit, rašykit, jeigu dar ko nors nepaminėjau. Visada įsigyjant galite klausti mūsų, rašykit, tikrai turim užklausų labai daug ir kartais tą pačią minutę nespėjam atrašyti, bet tikrai stengiamės atrašyti kuo greičiau ir tikrai suteikiam jums visą informaciją apie tos prisukamus virbalus, tinka, netinka, o kokio ilgio rinktis. Tarkim, klausėt, noriu nusimegzti vaikišką megztuką reglanu, tai kokius virbalus rinktis ir taip toliau. Tai klauskite, rašykite, mes visada jūsų laukiam, jūsų užklausų. Na ką, ir priėjom šiandien prie kulminacijos, ar ne? Tikiuosi, kad
laukėt, vat išlaukėt jūsų tiek daug, man labai smagu, aš tikrai esu jums labai dėkinga ir laiminga, dėl to savo laimę vat vis dalinu jums kiekvieną mėnesį ir norėsiu dabar paskelbti, išrinkti vieną laimingą ir padovanoti šią dėžutę, kurioje yra 6 avies vilnos stori siūlai, kuriems buvo tikrai nuolaidos pasiūlymai mūsų parduotuvėje ir jiems tinkančius megzti virbalus. Nusimegzkit tikrai kažką gražaus. Ir tuoj čia visi techniniai dalykai, ar ne? Ir tuoj surinksim komentarus iš jūsų visų dalyvavimo, iš visų postų. Reikėjo parašyti žodį šalta. Tikrai buvo šaltos dienos, žvarbios. Ne visi ir šuniukai pas mus mėgo būti lauke, bėgo kojytės pakėlę namo kuo greičiau, nes tikrai buvo šalta. Ir taip. Tuoj minutėlę. Ką dar apie... Ai, šiek tiek jo. Galbūt paminėsiu dar apie tos virbalus, kad tarkim metalą, kai renkatės, žinokit, kad metalas šiek tiek skambesnis yra, ar ne, o bambukas jis yra tylus mezgant. Tai va tokie va skirtumai, ar ne, būtų. Ir galit visus priedus maišytis. Tai ką, jau jūsų ekrane paruošta. Ir jo, tuoj atrinksim visus tuos žmonės, kurie parašė šalta, kuriems buvo šalta iš tikrųjų. Kai smagu, kad dalyvaujat, jūsų labai daug, jūs tokie aktyvūs, esat šauni bendruomenė mezgančių, labai smagu. Aha, ilgai ranka, bet nieko, čia mes dar turim laiko, ar ne? Vakaras ilgas, laukia sninga. Ir. Manau, kad galima jau spausti start, ar ne? Ir jau paspaudžiu viską start, jau nekantrauju ir Asta, laimėjo Asta, sveikinimai Asta KL ir susisiekim žinute, susirašykim, aš jūs labai sveikinu, ačiū, kad dalyvaujat, kad rašote ir susisiekim dėl šio nuostabaus prizo atsiėmimo. Ir tik ką, sekite mus YouTube kanale, sekite Instagrame, Facebook'e, komentuokit, dalinkite Siūlų damos Facebook'o grupėje savo mezginiais. Jūsų darbai yra nuostabus, visų jūsų darbai yra nuostabus. Tai ką, ačiū, kad buvot kartu su Siūlų dama ir iki sekančių susitikimų. Ate.